Labadiena, mėlyjeji draugai, Forex prekiautojai. Šiame video mes išnagrinėsime gana įdomią strategiją, daugeliu žinoma pavadinimu džerų metodas. Pirmiausia, ji buvo publikuota forume Forex Factory, iš kurio mes nesykį nagrinėdavome skirtingas strategijas. Ir šį kartą, kasgi tai per strategija. Na, visų pirma, tai yra gana įdomi price action metodikos interpretacija. Metodika, kurią mes taip pat nesykį esame nagrinėję iš įvairių pusių mūsų portale spekuliantas.com atskirose pamokose. Tai metodika, kurią aš pats prekiauju, tačiau sistemoje džerų metodas yra originaliai pateikti horizontalių lygių braižymai, kai tuo tarpu klasikinė price action metodika daugeliui atrodo sudėtinga būtent dėl sąlygų lygių braižymams, dėl įvairių modelių, kuriuos žmonės mato dažnai ten, kur jų nėra. O šioje strategijoje mes gauname supaprastintą price action variantą. Lygiai yra braižomi ne visai klasikiniu būdu, bet daug lengvesnių naujokams. Jie yra braižomi daug vienareikšmiškiau. Ir čia nebus kažkokių sudėtingų modelių, kažkokių sudėtingų patternų, kuriuose galima susipainioti. Žodžiu, sistema yra įdomi ir aš rekomenduočiau su ją susipažinti net tiems, kas be didesnių problemų prekiauja klasikinėme price action. Susipažinti kviečiu būtent akiračio praplėtimui. Taigi, sistemos charakteristikos pas mus praktiškai tokios pačios kaip ir klasikinėme price action. Platforma gali būti bet kokia, jokių indikatorių čia nebus naudojama, valiutų poros irgi iš principo bet kokios, geriausia trendinės, paskui matysime kodėl. Laiko intervalas kaip ir price action rekomenduojamas dieninis, bet jeigu klasikinėme price action galima prekiauti ir 4 valandų ar valandos H1 laiko intervale, tai čia dėl būtent šios strategijos stiprių pusių aš rekomenduočiau naudoti tik laiko intervalą D1 dieninį. Kodėl? Todėl, manau, tuoj patys suprasite, bet jei trumpai, būtent yra tas reikšmingumas būdingas dieniniam judėjimui, kurį naudoja strategija. Savaime aišku, žemesniuose laiko intervaluose judėjimai netokie reikšmingi, turi mažesnę įtaką ir strategijos taisyklės, sakykime taip, ne visai teisingai būna įvykdomos. Prekybos laikas pas mus visą parą, orderius išstatysime kartą per parą, o aktyvuotis jie galės bet kuriuo metu. Kaip ir klasikinėme price action mes prekiausime atidėtais orderiais. Kągi, pas mus atidarytas euro dolerio dieninis grafikas ir pradėsime nuo lygių braižymo šioje strategijoje. Priminsiu, kad strategijoje džerų metodas lygiai yra braižomi ne visai klasikiniu būdu. Pirmiausia, ko mes ieškome grafikai, tai ieškome svingų. Svingai tai yra lokalūs minimumai ir maksimumai, kurie pažymi pradžią ir pabaigą tiek trendinių, tiek korekcinių judėjimų. Ir be to tokie judėjimai turi būti aiškiai matomi grafike. Apie ką eina kalba? Jeigu jūs pradedate ieškoti svingų ir galvojate, ar svingas čia yra ar nėra, tai vadinasi jo tikrai nėra ir nieko žymėti nereikia. Mes žymime tik tuos lygius, kurie krenta mums į akis ir yra gerai matomi grafike. Imkime, pasižymėkime keletą lygių, būtent ten, kurie nekelia mums abejonių, kad tai yra kažkokia arba pradžia, arba kažkokio trendo pabaiga. Pasižymėsime štai šitą lygį, ir šitą. Toliau sekanti sąlyga, kuri mums yra reikalinga, tai yra ne mažiau kaip 2 žvakės su vienodais atsidarimais arba užsidarimais. Jeigu pas mus šiuo atveju gaunasi palaikymas,
Tai reiškia, turi būti dvi žvakės su vienodais arba beveik vienodais užsidarimais. Na, štai kaip šiuo atveju. Tai yra, jos neturi būti punktas į punktą lygios, tiesiog maždaug vizualiai vienodos. Na, galima šitą lygį pažymėti tiksliau, štai šioje vietoje. Matome štai meškų žvakę ir bulių su vienodais atsidarimais ir užsidarimais ant palaikymo lygio. Vadinasi, šitas lygis mums yra tinkamas ir mes jį paliekame. Pas mus vienodos žvakės su vizualiai vienodu atsidarimu ir užsidarimu. Ten kažkaip suliniuoti, matuoti punktas į punktą tikrai nereikia. Taigi turi būti ne mažiau kaip dvi tokios žvakės, jeigu yra 3, 4, tai yra tik dar geriau, bet ne mažiau kaip 2. Lygius mes braižome iš kairės į dešinę, kaip ir įprastus. Ir štai žiūrime šį momentą. Čia pas mus matome dviejų žvakių su vienodu užsidarimu nebuvo. Jeigu tai pasipriešinimas šiuo atveju, mes ieškome dviejų užsidarimų viršuje, savaime aišku. Ir čia pas mus aiškiai nebuvo dviejų žvakių su vienodu užsidarimu, todėl mes šitą lygį panaikiname. Ir žiūrime kiek anksčiau, kur matome, kad štai šioje vietoje vienodas dviejų žvakių užsidarimas buvo anksčiau. Štai šioje vietoje. Todėl galima šį lygį grąžinti, bet kiek žemiau paslinkus. Štai grąžiname lygį ir jo vieta pasidarė štai tikslesnė šioje vietoje. Toliau žiūrime štai šį lygį. Šioje vietoje pas mus taip pat akivaizdžiai nebuvo dviejų žvakių užsidarimo, todėl reiškia šis lygis mums nereikalingas. Mes jį panaikiname. Žiūrime štai šioje vietoje, pas mus net iš eilės 4 žvakės vienodai užsidarė ir atsidarė, vadinasi, šį lygį mes paliekame. Štai matome beveik punktas į punktą 4 žvakės su užsidarimais ir atsidarimais. Na ir žiūrime dar šiek tiek atgal. Matome, štai šioje vietoje pas mus irgi yra dvi žvakės su vienodais užsidarimais. Galima šiek tiek tiksliau pažymėti šį lygį. Štai šioje vietoje. Ir taip pat štai čia. Taip pat buvo vienodas užsidarimas. Štai šioje vietoje, todėl šios lygius mes galime palikti. Atkreipkite dėmesį, kad lygiai pagal Džerų metodą yra braižomi ne pagal žvakių minimumus ir maksimumus, tai yra ne pagal uodegas, o palei atsidarimo taškus. Taigi štai tokiu būdu yra braižomi horizontalūs lygiai pagal Džerų metodo strategiją. Na, o dabar pereikime prie strategijos terminologijos. Čia yra keletas terminų, jų kažkaip išmokti ar atsiminti tikrai nėra būtina, tačiau su jais būtina mažiausiai susipažinti, todėl aš jų praleisti negaliu. Taigi tie lygiai, kuriuos mes pasižymėjome pagal strategiją, turi savo pavadinimus. Taigi LCS, tai yra Lowest Closed of Support, lygis žemiau kurio kainai nepavyko užsidaryti. Na, tai yra palaikymas, pažymėtas pagal strategijos taisyklės. Palaikymas šiuo atveju būtų štai ši linija arba štai ši linija. Ir analogiškai HCR, Highest Close of Resistance, tai yra lygis aukščiau kurio kainai nepavyko užsidaryti. Na, vadinkime pasipriešinimu, bet pagal Džerų metodiką, būtent ant svingų ir esant ne mažiau kaip 2 žvakėm, kurios užsidarė vienodai, yra vadinamas šis lygis. Na, pasipriešinimas būtų štai šis lygis, štai šis lygis
arba štai šis lygis viršuje. Toliau einame prie sekančio momento, būtent kaip mes prekiausime nuo šių lygių. Kaip jau galbūt supratote, mes būtent prekiausime nuo šių lygių. Ir vėlgi yra sekanti terminologijos dalis, yra dvi sąvokos, vėlgi jų nebūtina kaltinti mintinai, bet mes turime jas paminėti. Tai yra pirmas PTBNCA, price breaks through and closes above, kaina užsidaro, kaina pramuša lygį ir užsidaro aukščiau jo, ir analogiškai price breaks through and closes below, kaina pramuša lygį ir užsidaro žemiau jo. Na, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu, kad kaina užsidarytų, o ne tik paliestų uodegą, o būtent užsidarytų pilnai. Taigi mes laukiame, kol žvakė pramuš vieną iš mūsų pažymėtų lygių, pramuš pilnai ir užsidarys aukščiau jo pirkimams arba žemiau pardavimams. O toliau pagal tai mes išstatysime atidėtą orderį šalia lygio ir atitinkamai įeisime į rinką. Na, imkime ir pasižiūrėkime pavyzdyje konkrečiai. Na, įsivaizduokime, aš šiek tiek padidinau grafiką, kad būtų aiškiau. Įsivaizduokime, kad šiuo metu esame štai čia. Pasižymėsime šią vietą. Štai šioje vietoje mes esame, pas mus yra pažymėti lygiai ir kaina nesugebėjo užsidaryti aukščiau štai šio lygio, šiuo atveju tai pasipriešinimas, ir toliau matome, kad pasipriešinimas yra pramušamas, bet kaina užsidaro žemiau jo, žemiau pasipriešinimo, kas pagal strategijos nomenklatūrą yra price breaks through and closes below. Kaina pramuša lygį ir užsidaro žemiau. Vadinasi, pas mus yra pramušimas su užsidarimu žemiau lygio ir ką mes darome, mes išstatome atidėtą orderį, kadangi pas mus pramušimas žemyn, orderis bus pardavimui netoliese štai šio lygio, kaip ir analogiškai klasikinėme price action. Išstatome mūsų atidėtą orderį sell limit maždaug štai šioje vietoje. Ir stopas būtų šiuo atveju kiek aukščiau pramušančios žvakės, maždaug štai čia, keletą punktų aukščiau nuo jos maksimumo. Ir viskas, dabar laukiame, kada kaina aktyvuos mūsų orderį. Savaime aišku, ji gali jo ir neaktyvuoti, pabėgti žemyn iš karto, tai irgi yra normalu, kaip ir įprastinėme price action. Savaime aišku, kad gali būti ir kitaip. Na, šiuo atveju matyti, kad kaina grįžinėjo prie šio lygio, pakartotinai jį testavo ir šiuo atveju galima buvo paimti štai šį judėjimą. Dar vienas pavyzdys, kad geriau suprastume strategijos taisyklės. Štai čia mes jau buvome pažymėję lygius. Ir štai lygis, žemiau kurio kainai nepavyko nueiti. Ir vėliau matome, štai ši žvakė lygį pramušė ir užsidarė žemiau jo. Užsidarė, tai labai svarbu. Mes išstatome atidėtą orderį šalia lygio. Atidėtas orderis bus pardavimui. Sell limit. Štai maždaug šioje vietoje. Ir stopas kiek aukščiau pramušančios žvakės. Taip. Truputį pakelsime aukščiau. Bet atkreipkite dėmesį, kadangi pas mus tai yra dieniniai grafikai, gali būti reikšmingi judėjimai ir šiuo atveju pas mus stopas būtų apie 65 punktai. Bet atkreipkite dėmesį į tai, kad pramušanti žvakė yra
labai nedidelė, yra žemiau lygio visai nedaug. Todėl daug saugiau būtų, jeigu stopą mes perkeltume ant sekančios žvakės lygio. Štai čia. Na, taip tiesiog būtų daugiau logiška, nes tas, kas turi šiek tiek patirties Forex prekyboje, manau, mane puikiai supras, kadangi šiuo atveju mūsų stopas nors ir nebuvo užkabintas, bet logiškiau jį būtų patraukti šiek tiek aukščiau, kadangi štai šioje vietoje jis jau būtų labai arti lygio. O lygiai, kaip žinoma, mėgsta būti testuojami kainų kelis kartus. Dažnai vyksta apgaulingi pramušimai, todėl stopą geriau statyti šiek tiek tolėliau. Štai čia. Na, čia atidėtas orderis aktyvavosi, buvo lygio pakartotinis testavimas, retestas ir kaina vėliau pajudėjo į mūsų pusę. Savaime aišku, stopai irgi bus šioje strategijoje, dėl to nepergyvenkite, bet šiam momentui mano užduotis yra paaiškinti strategijos taisyklės. Taigi, manau, su įėjimais mes išsiaiškinome. Stopai, kaip jau sakiau, išstatomi už pramušančios žvakės maksimumo, jeigu tai pramušimas žemyn, tai yra už high. Ir jeigu pramušimas į viršų, tai atitinkamai už low. Stopus taip pat galima kiek paslinkti, jeigu jie yra per daug arti lygio už sekančio žvakės maksimumo. Na, o jeigu tai neįmanoma, tai jeigu, tarkime, sekanti žvakė buvo labai didelė, tai tiesiog patraukti kiek atokiau nuo lygio. Kalbant apie take profitus, tai yra mūsų pelno tikslus, mes juos išstatome arba ant artimiausių palaikymo pasipriešinimo lygių pagal strategijos taisyklės, arba dauginame stopą iš 2, o dar geriau iš 3. Na, priklausomai nuo situacijos. Jeigu trendas didelis, kaip štai šiuo atveju, galima ir iš 5 dauginti. Žodžiu, kaip ir įprastinėme price action. Arba atkreipkite dėmesį, taip pat šioje strategijoje, kaip take profitai, gali būti šešėliai, o būtent taškai high arba low prieš tai buvusių žvakių. Kaip tai suprasti? Na, jeigu vyksta ryškus trendas žemyn, kaip šiuo atveju, tai kiek kebliau, o jeigu ryškaus trendo nėra, na, tarkime, kaip šiuo atveju, tai kaip tik profitą galima naudoti grafiko kairėje pusę. Pereikime dabar prie svaro grafiko. Aš pažymėjau lygį štai šioje vietoje ir čia aš norėčiau pakalbėti apie take profitą būtent pagal high ir low taškus prieš tai buvusių žvakių. Taigi pas mus buvo lygis štai čia, 2 vienodos žvakės su užsidarimais ir kaina iš pradžių pramušė štai šį žvakę lygį į viršų, paskui sugrįžo žemyn. Apie tokius atvejus mes irgi pakalbėsime, kaip daryti, bet čia buvo proga sandorio atidarimui, kaina pramušė ir užsidarė žemiau lygio, štai šioje vietoje, vėliau grįžinėjo prie jo ir pas mus buvo galimybė įeiti su atidėtu orderiu į pardavimus. Štai kažkur štai šioje vietoje. Ir kur mes galėtume išstatyti take profitą. Artimiausias tikslas galėtų būti prieš tai buvusių žvakių uodegos. O būtent štai šioje vietoje, na, dar galima būtų, aš išstatyčiau štai šioje vietoje. Kodėl? Galima sakyti taip, mes take profitą išstatome pagal
ryškiai išreikštas prieš tai buvusių žvakių uodegas. Tai yra ten, kur matosi orderių sankaupos, kur yra ilgos žvakių uodegos, ten, kur yra viena šalia kitos keletas žvakių, ten yra logikos statyti take profitą. Aišku, jeigu pas mus yra trendas kryptingas į vieną pusę, tokiu atveju tai nėra patogu naudoti tokią taktiką. Bet jeigu yra grafikas štai toks pjūklo zigzago formos, tą galima ir reikia daryti. Tarp kitko, tai gana įdomus pastebėjimas šioje strategijoje, kurį verta turėti savo arsenale kiekvienam traderiui, jeigu naudosite tokią metodiką. Na, jeigu trendai yra ryškus ir dideli, reikia siekti be abejo didesnio take profito, o kai grafikas yra štai toks zigzago formos, tai logiška take profitų statyti nedidelius, kaip šiuo atveju, palei štai buvusių žvakių uodegas. Apskritai kalbant apie džerų strategijos metodą, ši sistema nenumato kažkokių didelių tikslų. Aišku, tai įmanoma, bet jei klasikinis price action yra nukreiptas į didelius punktų kiekius, didelius tikslus, tai šioje sistemoje to nėra, todėl nereikia bijoti uždarinėti sandorių pagal buvusių žvakių uodegas, tai yra išeiti anksčiau. Ir taip pat pasiekus artimiausią tikslą yra logikos pervesti poziciją į nenuostolio zoną. Jeigu, tarkime, artimiausias tikslas yra toli, tarkime, trendas yra, kaip šiuo atveju, išreikštas į vieną pusę, tai yra logikos perkelti sandorį į nenuostolio zoną, kai pozicija pasiekia 2 stopų pelningumą. Tai yra kaip įprastinėme price action. Tarkime, mūsų stopas šiuo atveju buvo, tarkime, 50 punktų, tai jeigu kaina nuėjo į jūsų pusę 100 punktų, perkeliame stopą arčiau kainos, tai yra į nenuostolio zoną. O dabar svarbus momentas, kalbant apie priešlaikinį išėjimą iš pozicijos, nelaukiant, kol suveiks stopas. Grįžtame prie mūsų pavyzdžio su svaru. Čia pas mus yra pažymėtas lygis. Jis, matome, buvo pramuštas į viršų. Kaina grįžo prie lygio ir būtų aktyvavę mūsų orderį pirkimui. Pirkimo orderis būtų išstatytas mūsų kažkur štai čia. Čia mes būtume įėję į rinką, o stopas pas mus būtų buvęs štai maždaug šioje vietoje, žemiau signalinės žvakės minimumo. Ir sekanti žvakė pramuša lygį žemyn ir mes uždarome orderį patys. Tai yra, išeiname iš rinkos, nelaukdami, kol suveiks stopas. Tai yra, kai tik žvakė pramuša lygį į priešingą pusę, nei mes įėjome į rinką, mes išeiname nelaukdami, kol suveiks stopas. Labai dažnai tai padės jums sutaupyti keletą punktų. Na ir taip pat gali būti įėjimas, naujo sandorio atidarimas, kaip būtent šiuo atveju. Dar viena taisyklė yra šioje strategijoje, kuri padeda dalinai išvengti klaidingų įėjimų, aišku, ne visų, bet dalies. Ir taip pat tuo pačiu metu galima dėl to prarasti, aišku, ir pelningų sandorių dalį. Ši taisyklė labiau tinka konservatyviems traderiams. Taigi po to, štai mūsų pavyzdys su euro, kai buvo pramuštas štai šis lygis, žvakė pramušė ir užsidarė žemiau lygio, mes iš karto neišstatome atidėto orderio, kaip štai šiuo atveju, o laukiame dar vienos žvakės, tai yra šios žvakės užsidarimo,
ir tik tada išstatome štai šį atidėtą orderį pardavimui. Na, bet čia minusas yra tas, kad kaina ne visada grįžta prie lygio ir šiame pavyzdyje šiuo atveju pelningas sandoris būtų buvęs praleistas. Tačiau, kai rinkoje vyrauja pjūklas, vyrauja zigzago tipo judėjimas viename lygyje, šis būdas gali apsaugoti jūs nuo keleto stopų. Vadinasi, ši taisyklė DCC, Daily Close Confirmation, tai yra dieninis užsidarimo patvirtinimas. Na, štai šiame pavyzdyje, kurį jau nagrinėjome, štai žvakė pramušė lygį. Mes iškart atidėto orderio neišstatome, o laukiame, kol dar sekanti žvakė užsidarys žemiau štai šio lygio. Ir tik tada išstatome mūsų atidėtą sell limit orderį. Tai yra apsidraudžiame, kad kaina nenubėgs kažkur į viršų. Sulaukėme ir išstatome štai šį orderį. Na, čia vėlgi šiame pavyzdyje orderis nebūtų aktyvuotas, kadangi kaina nebegrįžo prie lygio atgal. Na, man atvirai pasakius, ši taisyklė nelabai patinka, bet labiau konservatyviems traderiams ji galbūt ir patiks. Daily Close Confirmation tai yra papildoma taisyklė, jokių būdų ne pagrindinė, todėl jūsų nuožiūra, ar ją taikyti ar ne. Rizikos ir kapitalo valdymas strategijoje yra standartinis, toks kaip ir klasikinėme price action, tai yra 1-2 procentai vienam sandoriui nuo depozito, daugiau tikrai rizikuoti neverta. Taip pat, kaip esame nekartą kalbėję, visada nagrinėjant bet kokią strategiją, mes bandome suvokti, surasti pagrindinę idėją, logiką, pagal kurią yra sukonstruota tokia sistema. Kadangi jeigu mes žinome, kodėl kokiu pagrindu pas mus atidarytas sandoris, mums yra daug lengviau atidarinėti tuos sandorius, laikyti pozicijas, nei atidarinėti juos pagal kažkokius paslaptingus nuliukus ar linijas. Taigi, iš pradžių mes pažymime lygius ant svingų, tai yra ant lokalių minimumų ir maksimumų, būtent tuos lygius, kurie mums krenta į akis, kadangi juos mato visi, mato kiti traderiai ir į juos atkreipia dėmesį. Ir sekantį sąlygą mes ieškome vienodų užsidarimų ir atidarimų. Jie mums yra svarbus, kadangi jie reiškia, kad kaina pripažino tokį lygį svarbių ir kainai neužteko jėgų, galbūt market makeriams neužteko jėgų ar noro stumti kainos aukščiau to lygio, jeigu tai yra pasipriešinimas kaip šiuo atveju. O uodegos, kaip mes žinome, kaip mes atsimename, dažniausiai yra skirtos išmušti stopams. Todėl užsidarimo taškai be abejo turi didesnę reikšmę, didesnį svorį nei šešėliai. Ir jeigu kaina 2 kartus atsiremia į šį lygį, bet neužsidarė aukščiau jo, o geriau 2 kartus arba geriau 3 ar 4 kartus atsiremia į jį, vadinasi, toks lygis turi didesnę reikšmę. Štai tokiu būdu, ieškodami svingų ir 2 iš eilės žvakių su vienodais užsidarimais ir atsidarimais, mes surandame stiprius lygius. Ir kai tokio lygio įvyksta pramušimas, tai reiškia, kad rinkoje atsiranda tam tikra jėga, kuri gali pastumti kainą aukščiau arba žemiau tokio lygio. Ir mums savų ruoštų verta iššokti į šį traukinį, taip sakant, prisijungti prie
judėjimu. Na ir patys judėjimai, atkreipkite dėmesį, po šios strategijos signalų būna ganėtinai stiprus ir galima laisvai kalbėti apie take profitus 2 kartus didesnius už stop loss orderius mažiausiai. Na, o daugiausiai, kaip patys matote, gana dideli judėjimai būna taip pat. Štai, tarkim, šiame pavyzdyje pas mus stopas buvo apie 100 punktų, o take profitas iki artimiausio palaikymo štai 700-800 punktų. Žodžiu, tiesus judėjimas žemyn. Tai yra, judėjimai po tokių pramušimų būna gana stiprus. Štai toks yra šios strategijos pagrindas ir logika. Na, imkime ir panagrinėkime dar keletą pavyzdžių. Štai beje momentas, kada ant mūsų pažymėto lygio atsiranda zigzago formos visiškai padrikas judėjimas ir taisyklė, kad reiktų laukti dar vieną žvakę po signalinės, tai yra štai ši meškų žvakė yra signalinė. Mes štai šioje vietoje būtume išstatę atidėtą sell limit orderį pardavimui ir matome, kad po lygio pramušimo, jeigu mes lauktume dar vieną žvakę, ji mums padėtų išvengti keleto stopų iš eilės. Dar vienas pavyzdys, šis iki pirkimui. Pasižiūrėkime, štai nuo šio taško pas mus buvo pažymėtas lygis. Čia 2 vienodi užsidarimai ir stiprus judėjimas žemyn sekė nuo šio lygio. Vėliau kaina prie jo grįžta atgal, lygį pramuša ir užsidaro aukščiau. Na, čia ginčytinas momentas, užsidarimas beveik ant lygio, galima buvo įeiti, o galbūt ir ne. Na, vis tik, jei būtume įėję atidėtų orderių, maždaug štai šioje vietoje, tai stopas būtų štai čia. O take profitas būtų buvęs beveik lygus stopui. Kodėl? Todėl, kad pakeliui stovi dar vienas lygis. Ir, kaip mes žinome, tokiais atvejais geriau yra išeiti iš rinkos. Kaina, matome, kilo ir aukščiau, bet jau be mūsų, nes mes to nežinojome ir tai yra normalu. Kad reikia pasakyti, kad skirtingai nuo klasikinio price action nerekomenduojama ilgai laikyti nubraižytų lygių, idealu, jeigu jūs juos braižysite kiekvieną savaitę iš naujo. Kodėl? Todėl, kad būtent lygių braižymo taisyklė reikalauja, kad jie būtų kuo naujesni, kuo šviežesni, tuo geriau. Todėl lygių ilgai nelaikykit, nes jie yra braižomi kiek pagal kitokią idėją nei klasikinėme price action. Beje, šiame pavyzdyje pasiekus pirminį tikslą, štai šį lygį, poziciją galima buvo pervesti į nenuostolio zoną ir palaukti, kas būtų toliau. Na, bet jau po štai šios didelės meškų žvakės su ilga uodega būtų geriausia, žinoma, iš sandorio išeiti. Dar vienas pavyzdys, šis sykį šiek tiek sudėtingesnis. Štai ši žvakė pramušė net 3 mūsų pažymėtus lygius ir užsidarė aukščiau jų. Ką mums daryti šiuo atveju, kaip mes prekiautume? Na, aš asmeniškai tokių didelių žvakių vengčiau ir nerizikuočiau eiti į rinką, tačiau jeigu mes rizikuotume eiti į pirkimus, mes mūsų pirkimo orderį statytume maždaug štai šioje vietoje. O kur mes statytume stopą? Pasižiūrėkime, mūsų signalinė žvakė yra 300 punktų.
ir statyti stopą žemiau jos minimumo būtų, švelniai tariant, nelabai protinga, nes labai gaunasi didelis stopas. Todėl aš stopą statyčiau šiek tiek žemiau paskutinio lygio, duodamas kainai šiokią tokią erdvę manevrams. Take profito irgi didelio aš nestatyčiau, 2-3 stopai būtų per akis. Na, šiame pavyzdyje galima būtų paimti ir daug daugiau, tačiau mes to žinoti negalėjome. Na, prekiaujant pagal šią strategiją, būtinai sekite, kad pramušimai būtų pakankamai aiškus. Jeigu pramušimas nėra aiškus, žvakė užsidaro ant lygio arba visai nežymiai pramuša, geriau gal būtų palaukti dar vieną žvakę ir tada įeiti į poziciją. Kągi, tam kartui tiek. Manau, kad strategija džerų metodas tiks tiems, kam klasikinis price action atrodo šiek tiek perkrautas taisyklėmis, įvairiais modeliais. Na, čia privalumas yra originalus lygių braižymas, kuriuos beje galima pasiskolinti ir prekiaujant pagal tradicinį price action. Čia aiškus ir nedviprasmiški įėjimai ir aišku pelnai yra daug didesni už stopus 2, 3, 4 ir daugiau kartų. Na, rekomenduoju tiems, kam įdomu išbandyti šią strategiją, ypač jei klasikinis price action pasirodė per daug sudėtingas. Kągi, tam kartui tiek. Video įrašytas specialiai puslapiui spekuliantas.com. Dėkoju už dėmesį ir iki naujų susitikimų.